Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Šiandien laidoje. Kaip Egmontas Bžeskas ir Reda Gikytė įsigijo princesę Divą. Dar nori, matot, su žirneliais. Nuo kokių grėsmių Bžeskas apsitvėrė gynybinę sieną. Aš supratau, ką reiškia būti tėvu ir turėti dukrą. Atik. Ir žinoma, pilietiškumo pamokėlės rubrikoje Švaros reidas. Sveiki. Tikiuosi jums, kaip ir man, šis rytas bus nuostabus, dėl to, kad mes svečiuojamės labai gražiuose ir jaukiuose prodiuserių Redos Gikytės ir Egmonto Bžesko namuose. Labas rytas visiems. Pasisveikinkit. Bet kaip jie benorėtų, Egmontas ir Reda, šiandien mes daugiausia kalbėsim ne apie juos, o be abejo, kadangi laida yra Duok labas, apie jų augintinę 4 mėnesių Džeko Raselo terjerę Divą. Štai Diva. Na tai pasakokit, Egmontai ir Reda, kodėl sugalvojot šuniuką įsigyti? Matyt, erdviame name dviese pasidarė liūdnoka. Ar mes klystame? Ne, nepasakyčiau gal, kad liūdna buvo, bet kažkaip būtų gal nelabai sąžininga, turint namą ir kiemą, neturėti šuns. Aš vaikystėje turėjau šunį ir visą laiką svajojau apie šunį, bet tiesiog gyvenimo sąlygos neleido. Nes vis tiek gyvenimo būdas tiesiog labai daug kelionių, labai daug skrydžių, labai pusę pasaulio išvažinėta ir aplamai ir čia Lietuvoje darbas buvo koncertai, taip kad šuo tikrai būtų kentėjęs, o šuniui reikia priežiūros, reikia jį globoti, taip kaip mažą vaiką prižiūrėti ir taip toliau. Tai šiandien dieną mes turime tokį gyvenimo būdą, kuris leidžia turėti šunį. Ir kai rinkomės veislę, irgi skaitėm ir internete ir apie šito šunis, jie ypatingai reikalaujantis globos, ypatingai mėgsta žmonės, negali be žmogaus būti visai ir tie žmonės, kurie dirba, kurie eina į darbą, nuo 9 iki 6 tikrai nerekomenduotina tokį šunį turėti, nes jisai tiesiog kentėtų. Be to turi labai daug fizinės jėgos, taip kad turi labai išsilakstyti, jie labai mėgsta paskui arklius lakstyti, pavyzdžiui, tai vat netoli yra žirgynas, o Reda yra, na, nepasakysiu profesionalė, bet Zovada jau gali vesti žirgą. Tai manau, kad mes dar neišbandėm, nes jinai jaunutė dar 4 mėnesių pas mus, bet kai užaugs, tai galės jau savo tą jau, tai kas jai yra duota iš Dievo, tai kokia jinai yra pagal veislę, tai jinai yra urvinė, reiškia, kasti duobes mėgsta ir lakstyti paskui arklius, taip yra parašyta Džeko Raselo terjero apibūdinime. Tai va, tai mes ją išbandysim. Kol kas Diva paskui arklius nelaksto. Jai tik 4 mėnesiai, reikia ūgtelėti, o mes dabar klausomės Egmonto, nes jis atskleidė mums gražią ir simbolišką istoriją apie tai, kad kartais melas būna šventas. Vaikystėje Bžeskas turėjo šunį, kurį labai mylėjo, bet vieną dieną augintinis dingo. Aš turėjau foksteriuką tokį kvadratinių veidų, nu, tokie plaukuoti labai irgi tokie aktyvūs, linksmi šunys ir tiesiog, na, ten tokia nelaiminga situacija buvo, kad man ilgai močiutė sakė, kad jisai tiesiog pabėgo iš tikrųjų, mes jį, nu, na, jisai kažkaip tai ar palindo po mašiną ar ką, bet nuradom negyvą. Tai va, bet tai sužinojau tik po 5 metų ir man prisipažino močiutė, kad man melavo, bet tada sužinojau, kas yra melas, kad kartais būna melas ir geras, nes jeigu man tuo metu būtų pasakę, kad tas šuo, reiškia, žuvęs ir kad jį palaidojo ten ir taip toliau, po to mane nuvedė prie to kryžiuko, kuris buvo palaidotas, parodė ir pasakė teisybę. Bet tai įvyko tik tai po 5 metų. Ir iš tikrųjų aš dabar suprantu, tarkim, na, jeigu kažkas Divai atsitiktų, ar tai tikrai, na, būtų toksai baisus praradimas, nes prisiriši iš tikrųjų ir duoda tos laimės, džiaugsmo kažkokio, tai ir aplamai gyvuliukas, jisai tokiom akim žiūri protingo, jisai viską supranta, jisai geras yra, ištikimas draugas ir duok Dieve, kad visi žmonės tokį turėtų charakterį ir tokią didelę širdį kaip šuo.
Po reklamos žiūrėkite, nuo kokių grėsmių Bžeskas apsitvėrė gynybinę sieną. Aš supratau, ką reiškia būti tėvu ir turėti dukrą. Tai įsivaizduokit, kokią aš tvorą pastatysiu, jeigu bus dukra. Atik. Ir žinoma, pilietiškumo pamokėlės rubrikoje Švaros reidas. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Na, o kaip sekėsi Divai ir jums, kai šie atkeliavo į savo naujuosius namus? Čia taip gražu, tvarkinga. Ar šunelis daug sukėlė netvarkos ir nepatogumų? Kokie jo žingsniai mūsų namuose pirmie ir ką jinai atlieka? Aišku, žinoma, atlieka gamtiškus reikalus, po kokių lygiai 3 minučių ir mes visi juokiamės ir sakom, na štai, va dabar kokius 5 mėnesius taip ir bus, taip ir buvo. Pažymėjo teritoriją. Išsirinko prabangius karvės kailius. Ir jokiais būdais niekur kitur, tik tai ant jų. Ir jokių palučių ten nepadėjo niekas. Nei kvapai, ten mes prisipirkom ten visokių tų, rekomenduojamų veterinarijoje, ten visokių kvapų, kad ten būtent šuo atliktų reikalus ten, bet nieks nepadėjo. Ėjo tiesiai į natūralų kailį ir ten būdavo šilčiausia ir geriausia. Va, kaip jinai. Labai jos jau tikrai tada tas mėgstamiausias toksai valgymo būdas yra jau, kad jinai tikrai jaučia ir tikrai viską suvalgo. Taip, dar nori, matot, su žilneliais, viskas čia kepenėlė sumaltos. Be pigų Egmontui juoktis, kai Reda namus sutvarko ir Divo šunybių pėdsakus panaikina. O gal Reda turi kokią tarnaitę? Kiek, man pasakyčiau, visas šitas blizgesys tavo rankomis išgautas? Jo, iš tikrųjų neturim jokios tarnaitės ar valytojas, tai kažkaip, kadangi kaip pakankamai daug širdies įdėta į šitą namą, daug manęs čia yra ir kažkaip natūraliai taip gaunasi, nori gyventi gražioje aplinkoje ir su metais kažkaip aš pati pastebiu, kad norisi, kad ir maistas būtų gražiau patiektas, estetiškiau viskas, ne, ir taip kažkaip nutinka turbūt, nežinau. Tai namuose tvarkomės patys, iš tikrųjų labai daug Mantas dirba, jis daugiau dirba galbūt kiemo, tos lauko darbus, ne, ten ir žolę pjauna ir šiaip užsiema visokiom statybom tvarų ir taip toliau. Be kita ko, jeigu aš niekad negalvojau, kad man patiks, tarkim, žolę pjauti. Man sako, mama, o Dieve, namas, tai kaip ten tą žolę jūs pjaunate? Aš nežinau, aš laukiu, kol jinai ataugs ir kada man reikės ją pjauti. Nes iš tikrųjų tada tu visai kitaip atsijungi nuo visų darbų, nuo visų televizijų, nuo visų tų skambučių. Telefoną padedi į šalį, kur ten skamba kas minutę ir tu pjauni žolę. Ir draugauji su bitėm, su paukščiais ir su viskom, kas tai gali būti. Tai su rasa ir visa kitu. Mes labai gerai sutarėm, mūsų šeima, galima sakyti, nes jau turim ir mažiukę. Tai sutarė tom, kad jinai mėgsta plauti indus ir plauti grindis, ko aš labai nemėgstu. Aš nemėgstu plauti indų ir niekaip negaliu valyti ant dulkių arba ten kažkokių grindų. Tai tuo metu, kol Reda plauna, aš darau, tarkim, valgyti, ką aš mėgstu. Aš mėgstu gaminti, aš mėgstu ten išradinėti visokius patiekalus, ten, pabandom tą ten. Na, žinoma, vasaros sezonų tai kenčia mano svorio prieauglį, ta prasme, kūnas mano, nes kepam šašlaikus, ten draugai ateina, judesys yra, reiškia, laukia, tai visą laiką yra prieaugis kokie 5-7 kilogramai garantuoti, plius, o po to kankinamės ir bėgam kartu su Diva ant bėgimo takelio ir bandom numesti tos kilogramus užaugintus. O, tai kažkaip niekas, ar tu neragauji to, ką Egmontas tau čia... O, tai jisai man ir gamina, aš čia pagrindinė ragautoja, man atrodo. Tai kodėl tau to prieauglio nėra tada? Yra. Tik užmaskuotas gerai. O dėl tvarkos, tai iš tikrųjų šuo šitas yra tikrai be jokio kvapo. Galima sakyti, kad jeigu jo neprausi, ten, tarkim, neplausi savaitę, tai atsiras kažkoks tai iš arti, liečiant ją, galbūt bus kažkas tai tokio, bet iš esmės yra labai švarus šunelis ir labai mažai šeriasi, trumpas plaukas,
Ir labai panašus į maišytų šunis, kas man labai patinka, nes tie yra protingiausi, tokie, kad tie vadinami liaudyje dvarneškos, jie ir iš tikrųjų yra protingiausi šunys. Nors Diva dar maža, Egmontas sako, kad ji jau nemažai išmoko ir kalba apie savo augintinę taip, lyg ši būtų vaikas ir rudenį ruoštųsi į 1. klasę. Paklausykite. 1-2 metų lyginant su žmogum vaikutį, kuris, žino pagrindinės komandas. Tai yra sėdėti, gulėti, duoti letiną, bet aš negaliu sakyti letiną, nes aš ją žiūriu kitaip, tai ir sakau, duok ranką. Tai duoda ranką. Žiūri visiškai kaip į žmogų, vis dėlto. Jinai turi širdį, jinai turi tuos pačius organus, protą, kraujas per ją teka, ta prasme, reikia suvokti iš tikrųjų, kad tu turi gyvą organizmą, kuris su savo charakteriu, su savo mintim ir kartais iš tikrųjų žiūri į tas akutes ir galvoji, jinai kaip viską supranta. Jinai supranta, netgi kartais nereikia sakyti, jinai supranta, kad nusidėjo, kad nors tarkim, suvalgė kokią šlepetę. Ir aš ateinu ir nieko, pavyzdžiui, nesakau, bet žiūriu ją ir jinai viskas jau uodegėlę pabruko. Atėjo, sėdi ir irgi žiūri mane. Dabar kas bus? Tai kaip Egmontai savo gražuolę numylėtinę auklėjat? Turbūt lepinate iki sąmonės netekimo ir leidžiat jai viską. Ar mes klystame? Aišku, būna ir drastiškų dalykų. Čia buvo pas mus kelios dienos atgal drama, kai jinai vėl pridarė ant to kailio naktį, nes jinai pabudo ir, nežinojo, kur dėtis, o durys užrakintos natūralu, bet vis tiek reikia auklėti šunį, kad tai reikia daryti lauke. Ir aš ją išmetu į tą lauką ir, žinokit, patiriam tada būdų dramą. Jinai stovi, dreba, žaibuoja, lietus lyja prie tų durų, o jinai baisiai nepakenčia šalčio šitie šunis. Tai stovi, jinai dreba, akis išpūstos, reiškia, kas čia vyksta. O aš irgi stoviu, apsimetu, kad manęs nėra už kolonos ir žiūriu iš viršaus, ką jinai daro. Jis pergyvena lygiai taip pat. Nuėmęs laiką galvoju, bent jau 5 minutės iškentėt, kad jinai suprastų, ką jinai pridarė, kad blogai ir kad kitą kartą irgi gaus tokią pačią baudą. Taip, auklėti šunį sunkus ir atsakingas darbas, reikalaujantis ne tik kantrybės, bet ir specialių žinių. Juk neteisingai auklėdami šeimininkai gali augintinį sužaloti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Žinot, mes nesam profesionalai, iš tikrųjų pasikonsultuojam su puikiais gydytojais, kurie ją ten ir skiepino ir prižiūrėjo, žodžiu, turim čia Riešėje labai puikią veterinarijos kliniką ir iš tikrųjų ateinu aš kartais netgi dėl ne vien tik tai kažkokių ligų ar ten skiepų, bet ateinu po to įvykio konsultuoti su daktaru psichologinė prasme, kaip su šuniu, ar taip galima daryti, ar ją galima kaip mušti, reiškia, kaip duoti per užpakalį ir taip toliau. Rekomenduojama su rankom nedaryti neigiamų judesių ar kažkokių, nes po to jinai pradeda bijoti jau šeimininko, galvoja, jau čia bus blogai. Bet jeigu su laikraščiu ir labai garsiai, bet neskaudžiai, tai būtina. O ką papasakos Reda, kai atsirado Diva? Namie daugiau netvarkos ar vis dėlto džiaugsmo? Tokie gyvenamai ir tiek bendro mes iš tikrųjų su Mantu patys kalbam, kad namuose dar padaugėjo mažybinių maloninių žodelių ir tas švelnumas ir tas prieraišumas, tai iš tikrųjų aš manau, kad bet koks augintinis jisai iššaukia tas teigiamas emocijas, tai jos ir viską atperka, visus tos niekučius, kur ten pridirba ką nors. Kadangi Džeko Raselo terjerai yra labai šoklus ir mėgsta rausti urvus, Redai ir Egmontui teko net specialią tvorą pasistatyti, kad jų augintinė kada nesugalvotų pabėgti ir kad kavalieriai urvų neraustų. Skambinau, reiškia, specialiai tie, kurie gamins tvorą mums ir sakiau, mums pirmiausiai reikia, kad neperšoktų, nes terjeras šoka 1,50 m minimum užaugęs, tai reiškia, reikia tvoros didelės ir kad nepralystų ir neišsikastų. Tai, sako, čia jūs klausykit, ne pirmas. Reiškia, yra netgi tvorų gamyboje, ten Yorkshyrams, ten tvoros skirtos ir visą, taip, standartai europiniai ir tarkim mes žinom, kad ten tiek ir tiek centimetrų, sako, tarpas jau galva ten tokios ir tokios veislės šunių neįlys. Ir visas tai buvo ir daroma specialiai Divai tvora pastatyta, kad jinai neperšoktų, kad jinai nepralystų. Pamatas buvo kasamas 50 cm gylio ir ten po to, reiškia, poliai daromi specialūs, kad jinai nepersikastų per apačią, nes dažniausiai tie urviniai šunys, jiems nesvarbu, kad tavo ta tvora stovi. Tai jinaigi suvokia, kad žemė tai kasama ir išsikasa ir pabėga.
Tai tarkim šiuo atveju, kas turi patinus, tai čia pirmiausia reikia tai daryti, nes patinai jie vis tiek mėgsta pasivaikščioti. Ir jie parbėga, bet išbėga ilgam, kokiai savaitėliai. Tai va, o patelės yra didesnis pavojus, kad patinas koks nors neįsikastų pas ją. Tai tvora Bžeskas apsistatė su Gikytė ne dėl to, kad paparacijai nenufilmuotų. Ne. O dėl šuns gyvena. Taigi paparacijai, va, prašau, čia pas mus. Su Mantu, kad sakom, čia brangiausias šuo turbūt koks iš vis yra Lietuvoje. Kiek jį investuoja? Namą dar daugiau kainavo. Tai jau panašiai tiek, kiek namas. Kadangi Diva, kaip ir visi šios veislės šunys, labai nemėgsta būti viena, Egmontas su Reda ima ją ir į darbą, ir į krepšinio varžybas, ir į parduotuves. Ir ką? Ir nieko. Žmonės šypsosi pamatę mielą šunelį, o Diva tiesiog lydosi iš laimės, ypač tarp vaikų. Na taip, tai mūsų laidose, viena iš laidų mūsų televizijos yra vaikų laida, tai ta prasme jau šitai rūšiai šunų, tai vaikas yra viskas. Jinai pamato vaiką, uodega, nespėjai reaguoti, kiek jinai kartų, reiškia, per sekundę tiksi. Tai va, tai ten jinai jau karalienė yra, žinoma, tose laidose, o šiaip teko galbūt krepšinio fanatikus netgi ir įžeisti, nusivedus į varžybas, Žalgirio su Lietuvos Ryto varžybas ir keli žmonės prie sako, dar žinot, visko mes matėm gyvenime, bet kad šunių į varžybas, kur, ta prasme, yra tikrai fanams, aš įsivaizduoju, tai yra šventovė, man sportas nelabai buvo, niekada nebuvo labai įdomi sritis, tai man tiesiog buvo svarbiau nepalikti šuns namie, kad jinai kenties ten vienatvėje. Taip, tai čia vat yra mūsų šuns lokacija pasirinkta, Dievutė, po tave filmuoja, biški, pabūk, truputėlį padirbk aktorė, padirbk. Kodėl? Todėl, kad čia yra centras. Tarkim, mūsų, reiškia, yra langas, per kurį matosi, kas atvažiuoja. Yra lygiai įstrižainė virtuviai. Matosi, kas vyksta virtuvėje ir plus jinai, kadangi yra mažo ūgio, tai jinai niekada nemėgsta miegoti ant žemės, bet užsilipa čia ir viskas stebi, kas įeina, kas nulipa laiptais, kas ką daro ten ir plus dar turi ir kitą objektą, kur irgi žino, kur yra kepama lauke skanus maistas. Tai tarkim, čia jinai nebereikalo šitoj vietoj mėgsta gulėti ir mes ją, aišku, tai leidžiame. Mums besišnekučiuojant į Redos ir Egmonto namus atkeliavo lauko gėlių siunta. Kol šeimininkai mąstė, kaip papuošti kiemą, Diva gainiojo kamuolį. Tiesa, tas kamuolys keistokas. Matyt, Diva bus prisidėjusi prie jo dizaino. Štai va, buvo naujas kamuolys lygiai valandą laiko. Štai kaip atrodo. Va. Per valandą laiko. Nu, Diva, dabar startas! Startas! Dabar apie svarbiausią. Diva šiuose namuose yra tikra princesė. Kasdien maudosi didžiulėje vonioje ir net mėgsta su šeimininkais pasikaitinti pirtyje. Tikrai nemeluojame. O maudynės yra smagiausia pramoga ir nuotykis, nes baisiai Divai smalsu, iš kur ten tas vanduo teka ir čiurlena. Parodė, kaip kasamės, dabar labai juokinga bus. Dabar. Jo. Taip, Diva, taip. Kas ten yra? Kur kurmis? Kur kurmis, Diva? Kur kurmis? Kur kurmis? Taip. Taip, kas ten yra? Tikrųjų yra skirtas šunims šampūnas. Taip, išplaunamos kojytės, taip. Palauk, Divutė, palauk, būk dabar. Taip, dabar yra išplaunamos dar kojytės tavo, taip. O žiūrėkit, koks pas ją instinktas plaukt, reiškiasi, dabar žiūrėkit, va. Jeigu aš va, jinai dabar va plaukia. Nes kas ją mokino, neaišku, bet tai yra gamta. Taip, dabar yra padedama ir tada jau jinai, va. Taip, Diva, taip. Taip. Nauja. Laubiški, taip. Viskas.
Jinai nenori labai iš vonios lyst, jinai žiauriai mėgsta. Tai dabar jinai jau nenorės eit. Bet dabar taip, yra pakratoma, nugręžiama. Taip, va daroma yra, taip, divutė, taip. Ir dabar į specialų į rankšluostį. Ne, nu čia sakau, čia mums gal reikia rimtai jau čia problemas. Dabar pirmiausiai nuo ausų pradedam, taip, jinai jau pripratusi prie šitos procedūros, jai patinka. Taip, divutė, taip, toj būsim švarūs. Va. Aš tik tiek galiu pasakyti, kad Egmontas bus Bet man toks malonumas, aš negaliu. Bet jisai ir kaip saugo, ir nepaleidžia. Taip, vandens jau jau viskas, oi, kaip nebūti. O, kokia švarutė. Taip, jinai labai norėtų dar biškį, dar truputėlį yra tikslų pas ją gyvenime. Nu, padėk biškį. Padėk. Jo, ilgai jinai gali varyti čia, kiek tik gali, jau čia. Po maudynių dar norėjome nufilmuoti, kaip diva sportuoja ant bėgimo takelio, bet mažoji undinėlė vis taikėsi pasprukti atgal į vonę. Jau būtų ir pasprukusi, bet aš ją pagavau. Atik, diutė. Na ir pabaigai, sakykite, gerbėmieji, tvarkingai susirenkate divos dovanėlės lauke. Ką manote apie šitą reikalą? Visų prašau šeimininkų, kurie turi šunis ir mes patys tai tikrai darome, surinkti po savęs paliktus reikalus. Ir kodėl? Todėl, kad labai yra nemalonu, kai kitas žmogus, kuris eina, tarkim, į labai oficialų sutikimą arba eina į pirmą pasimatymą, įlipa į tam tikrus dalykus. Taip, kad gerbkime vienas kitus. Taip kaip nereikia keiktis, kaip nereikia viešose vietose prisigėrus vaikščio, taip ir lygiai taip pat reikia saugoti kitų žmonių saugumą. Ir aš prisimenu labai gerai savo įvykį vieną, kaip Berlyne jau gatve ir iš tikrųjų esu įlipęs į tą reikalą. Tai va, o aš ėjau iš tikrųjų labai svarbu tuo metu man susitikimą. Tai turėjau tikrai nemalonių problemų ir, ta prasme, tiesiog jau tada ieškojau viešo tualeto, už kurį turėjau mokėti tam tikrus pinigus, kas yra užsienį įprasta, reiškia, susimokėjau už tualetą, tada reikėjo man aukštai koją kelti, kad į kriauklę įdėti savo batą, jį nuplauti, nudžiovinti. Na, žodžiu, beveik kaip iš kokio serialo komedijos. Taip, kad po tokio dalyko... Diva. Nu tu klausyk. Čia diva ir vėl mus baisiai prajuokino, todėl kad užšoko ant sėdomis filmuojančio operatoriaus ir pradėjo jį laižyti. O mūsų operatorius, tarp mūsų kalbant, truputėlį bijo šunų. Tai prisimindamas visą laiką po divos reikalų mes su Reda pasikeisdami tai darome. Tai darome. O savo lauke tai turim labai puikią skutimo mašiną žolės ir jinai žoliapjovę viską surenka. Suryja, taip į save. Tai va, tai čia yra jau patogiau. Tai ačiū už interviu. Mums jau laikas į švaros reidą. Atsisveikinkite ir jūs, Reda, Egmontai ir Diva su mūsų žiūrovais. Linkime visiems, kurie myli šunis, mylėti taip vienas kitus, kad tarp žmonių būtų tokie patys santykiai taip, kaip ir mus myli šunis. Ir geros jums dienos. Gero ryto. Ate. Iki, o dabar švaros reidas. We are from the TV show about the animals, dogs and others. Yeah. And what's the name of your dog? My dog's name is Leo. Leo. Okay, and we're asking people, do they have a plastic bag for Leo's, you know what? Of course, I have, always with me. And we use it as well. No, that is clear. This is a duty. Okay, and what do you think about Lithuanian people? Are they cleaning always? What do you see? I see often, especially here, I see a lot of people cleaning, I must say. And this is a very good sign, I think. And you have every 5 meters, you have a waste paper basket. Tai tiek šiam kartui. Gerų jums atostogų, džiaukitės gyvenimu ir iki kitų susitikimų. Ate. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.